Sveiki. Šį kartą noriu sukurti filmuką apibendrinant visą savo pasiruošimą bench pressui. Tai, žodžiu, buvo kaip ir apie 3 mėnesius gero pasiruošimo. Tai praktiškai, kadangi sugrįžinėjau visiškai iš kažkokios ties formos, kur buvo labiau kultūrizmas, labiau toks ryškinimas. Ir sugrįžinėjau, tai gausi tas pasiruošimas tikrai taip, sakykime, be kažkokio tais rimto plano, nes tiesiog tas jėgos progresas yra ganėtinai greitas, tik sugrįžinėjant, tai labai sunku susidaryti kažkokį tais planą, kuris tarkim, galėtų sekti nuosekliai ar ne, pagal kelis kilogramus, tarkim, kilti ir panašiai, nes tiesiog tas jėgos progresas yra per didelis, kad tu taip save programuotum, ar ne? Tai va, prabėgsim visą planą, kaip viskas sekėsi ir panašiai, tai jo, pradedam nuo to, kad tiesiog pradėjau apie rugsėjo 7 kažkur tais, panašiai tada pradėjau džimą, pradėjau grinai sportuoti Gym Plus'e, ten yra naujas bench presso suoliukas, kur yra apsaugos ar ne, olimpinė štanga ir tiesiog smagiausiai galima daryti, nes būtent toksai pats suoliukas yra ir per varžybas. Tai vien dėl to praktiškai tokia kaip, ne vien dėl to, bet daug motivacijos davė vien tas, kad bus galima normaliai ruoštis ant normalaus suoliukų. Aišku, galime ir, tarkim, Vies sporto klube panašiai daryti, nes galima ten iš tų rok pritupimų toks yra rokas, ar ne, į kurį įeini, ar ne, įsidedi suoliuką ir galima ten nusistatinėti tam tikrą aukštį, apsaugos aukštį, tai tada irgi ok, bet čia tiesiog toks variantas, kur yra labiau panašus į grynai varžybinį variantą, tai būtent dėl to ir įdomiau yra daryti, smagiau. Tai vat ir žodžiu, aš įsibėgiau nuo viso rugsėjo iki praktiškai spalio mėnesio. Vat buvo pirmi paspaudimai, kurios, sakykime, ta jėga plius minus tokia kaip ir atsigaudinėjo. Ir tai truko tada praktiškai visą spalį, kol ta jėga atsigavo. Tai vat ir būtent tą visą, tai tarkim rugsėjo mėnesį, nes buvo rugsėjo ir atostogos vidury mėnesio, tai tiesiog įsibėgėjau, tada buvo atostogos gera savaitė, po to vėl sugrįžimas, tada buvo toks lengvas, kaip ir bandžiau svorio priaugti, bet ten tiesiog, atostogų laikotarpis, tai tiesiog neribojo nieko, nors tas svoris per daug nesukilo, buvo 91,5, apie 90 kg plus minus ir laikiau tą visą rugsėjį. Tai vat ir jo, nu ir ką, pradėjau pasiruošimą, nusprendžiau, kad reikia ruoštis ar ne, benšai. Ruoštis daryti rekordą. Ta prasme, realiai tik pradėjus iškart baudėjau, kad aš jį, ta prasme, galiu ruoštis tam rekordui, galiu padaryti. Tai, ja, ir, nu ką, tada rugsėjas įsibėgėjimas, tiesiog sugrįžimas apskritai į jėgos sportą, nes, sakau, buvo visiškas kultūrizmas, ten didelis deficitas mityboje, tai tikrai buvo sunku, atsimenu, pirmos treniruotės būna sugrįžti. Pritupimus darau ten su visiškai tuščia štanga vos, ne ten po vieną blyną užsidėjęs ir žiauriai sunku, tai kojos dreba vien dėl to, kad didelis alkis, didelis kalorijų deficitas ir labai sunku laikyti jėgą, ar ne, man ant to, tai manau, tas įdomus genetinis faktorius yra, kad aš galiu progresuoti, bet man reikia tiesiog maisto, man reikia tiesiog ne tas body fatas manęs duoda daug jėgos, ta prasme, mano kūnas tiesiog nori, kad tas maintenance baseline'as būtų gan didesniu body fatų negu kiti, tarkim. Bet čia toks klasikinis, gal sakyčiau, powerlifterio variantas. Tie, kurie gali būti ryškus ir stiprus, tai čia yra, toks, sakyčiau, elitinė genetika, kurią mažai kas turi iš tikrųjų, nes dažnai ryškus būna silpnas. Tokia bendra taisyklė, sakykime. Tai va, nu ir ką, rugsėjas įsibėgėjau, tiesiog pasportavau lengvai, nežiūrint iš jūsų nieko. Tiesiog kažkokios piramidės, lengvai ir ne. Kada sportuoju, kada nesportuoju, realiai kelios treniruotės, tai gausi tada ir viskas. Toliau, nu ką, sakau, davai ruošimės. Gerai, sakau, sugrįžimas. Visas spalio mėnesis sugrįžinėjom į seną jėgos. Tai čia buvo mano kaip ir pirmas ciklas, nors aš jo nevadinau pirmų ciklų, nes tiesiog buvo per greitas ar net tas visas progresas ir panašiai. Sakau, davai sugrįžinėjau į jėgos, tai visos tos treniruotės vėlgi buvo labiau piramidės principų. Ir kažkokio ten irgi planų tikrai nebuvo rimtų, tiesiog sugrįžinėjau davai į jėgos treniruotės ir darau kažkokias tais piramidės, lengvai su slingshot'u padariau įtvirtinto štangoj, Smith mašinoje ir ne, kažkiek spaudimų ir viskas, ta prasme, tai tiesiog kombinacijos buvo įvairios, kažkiek vienokių treniruočių, kažkiek kitokių, biškį su pauze, tada gaudžiau
gaudžiau štangos paėmimo plotį, nes aš esu Vies sporto klube, kiek sportavau, tai darydavau plius minus siauresnį paėmimą, jis būdavo praktiškai per kelis pirštus siauresnis. Tai kaip dabar, tarkim, imu maksimaliai plačiai su raudomuoju pirštu, ar ne, tai tada bumdavau galvat su mažyliu arba su šitu žiedu, ne pirštu. Tai tikrai buvo paėmimas siauresnis, kažkaip taip sportavau ir tada gaudžiau, kuris čia geresnis. Tai tikrai yra taip, kad siauresnis, tai yra siauresnis paėmimas yra sveikesnis, daugiau apkrauna tricepsus ir pečius, mažiau krūtinę, kuo plačiau ištempta ranka, kuo platesnis paėmimas, tuo daugiau apkrauni krūtinę, bet tuo daugiau apkrauni ir būtent krūtinės raumenis, ir tai apkrauna būtent daugiau tą vietą, kur yra sausgyslis, ar ne. Ir gan traumingas variantas. Tai paprastai sakant, tiesiog platus paėmimas gan traumuojantis krūtinę ir pečius. Čia daug kas žino, kas jau sportuoja, tai toks maždaug variantas. Arba labai sustiprint, labai profesionaliai dirbt su tuom, kad tu imtum plačiai ir išsaugotum tą padarytum stiprią krūtinę, stiprias sausgyslės, stiprius pečius ir tada laikytų. Ir ganėtinai turėtum daug jėgos. Arba imti siauresnį variantą, nes būna tikrai kas traumuojas ir su siauru variantu, ar ne. Tiesiog kažko trūksta, tai nežinau, vis dar galvoju. Dabar po kol kas sportavau visą šitą pasiruošimą plačių pasiėmimų, ypatingai paskutinį ciklą ir vidurio ciklo, viduriniai dalyje ir nuo jo pradėjau jau praktiškai plačiai spaudinėti. Tai žodžiu taip, tai ir pakol kas likau prie plataus paėmimo, kaip ir neblogai. Ir žiūrės, kaip seksis toliau, tai tie gal off-season'e gal lengvai kažką keisiu, gal tiesiog siauresnius arba galvoju, dar turiu idėjų, kad tarkim tam tikrais etapais vis skirtingais tais paėmimais daryti, tai visą tai dar matysiu ateityje, tai vis dar ieškau optimaliausių variantų. Tai va, toliau grįžtam prie mano pasiruošimo, mano viso to ciklo, ką aš dabar dariau. Tai, sakykime, buvo 2 ciklai. Planavau daryti dar vieną, bet kadangi labai ilgai užsitęsė, čia buvo ir varžybėlės įdėtos į vienus, kas iš tikrųjų kaip ir biškį išmužė iš vėžių, prailgino tada biškį man visą pasiruošimą šito ciklo paskutinio. Aš šiaip norėjau dar vieną ciklą daryti, bet labai, kadangi gausi didelis progresas, daug suprogresavau, daug užmečiau jėgos. Apskritai visas pasiruošimo etapas, jeigu vien žiūrint nuo rugsėjo, ar ne, nes praktiškai rugsėjai pradėjau, tai va rugsėjas, spalis, lapkritis ir gruodis, gan 4 mėnesiai gaunasi jau gan daug, vien taip žiūrint. Kiekvienas ciklas čia užėmė beveik po 1,5 mėnesio, plus minus, aišku, čia tokie ir ciklai, realiai normalų ciklą vieną tik turėjau. Normalų mezo ciklą turėjau realiai tik tai vieną, čia visa kita buvo tik pažaidimas arba kažkoks tai sugrįžimas į seną jėgą. Tai va, tokie dalykai ir tai va, vėlgi grįžtant prie vidurinės dalies pasiruošimų, tai kada jau plius minus 1 mėnesį įsibėgėjau, tada antras buvo etapas tiesiog bandyti jau kažkaip save statyti į tam tikrą programą, bet vėlgi sugrįžti į jėgas, ar ne? Nes tai trunka laiko, tikrai nesugrįši į jėgas į savo seniausią geriausią formą per ten 2 savaitės ar 3 savaitės pasportavęs. Tai man truko beje mėnesį laiko. Kažkur mėnesiuką gerą trukau, kol sugrįžau į seną geriausią formą. Tai pradėkim nuo to. Tai buvo spalio 2 pirmieji spaudimai tokie, buvo su pauzėm. Pabandysiu parodyti. Tai va, čia buvo, čia va tie paspaudimai, 150 kg spalio 2 dieną. Ir va, jo, 155 repai su pauzėm. Pabandysiu parodyti, kaip atrodė pati pradžia. Ta pati pradžia reiškia pasportavus porą savaičių tiesiog, 2-3 savaitės pasportavus tiesiog su štanga ir jau svoris didesnis, vietoj to, kad daryčiau kažkokias tais hipertrofijas grinai kultūrizmų. Tai va, pirmieji paspaudimai. Dar tada atsimenu gaudžiu labai svorį, va šitą vidurinėje savo pasiruošimo viso eigoje, ar ne, vidurinėje dalyje, tai labai gaudžiu dar paėmimo plotį, atsimenu, bandžiau ir siauriau, ir plačiau, bet po to pradėjau grinai plačiau vien tik dėl to, kad jaučiau, kad tam turiu daugiau jėgos, tai galvoju taip ir darysiu. Su pauzėm čia 5 repus pasispaudžiu. Tada tą pačią dieną dar padirbėjau su ramu arba slingšotu. Ramas iš tikrųjų tai yra slingšotas. Tikras ramas tai eina per rankas guma biškiai kitaip.
Aš vadinu šiaip ramą, nors čia realiai tai čia slingšotas. Jeigu taisyklingai ramas, tai tada neturi tokios ištisiniais. Jis eina prie krūtinės lygiai priglunda, toks kitoks jisai yra. Ir iš tikrųjų labiau jisai skirtas tiem, kas jau spaudinės su maikutėm, jis toks labiau imituojantis pačiam benčo maikį. Kas jau IPF, tarkim, su equipmentu nori daryti kažkokius ar ne pasiruošimus. O čia tai yra tik tas tikras slingšotas. Tai va, ir tie, kas sportuoja be kažkokios ties aprangos, tai iš tikrųjų slingšotas yra geriau negu tas ramas. Tai va, ir aš mėgdavau. Tai va, tas mano pasiruošimas toks ir buvo, kad aš mėgau tiesiog daryti kažkokius paspaudžiu didesnį svorį, tarkim, piramidės principų, tada užsimetu va slingšotą. Paspaudžiu su tuo slingšotu dar kelis repus ir tiesiog tas centrinės nervų sistemos atgaivinimas, paspaudimas kažkokio didesnio svorio, čia tarkim tas slingšoto apskritai idėja yra ta, kad tarkim spaudžiant tas svoris, va tarkim šitam taške, ar ne, jis yra lengviausias, nes ta guma yra įsitempus maksimaliai. Tiek, kiek išeina, tu ištempi, ar ne, ir tavo rankas nori mesti į priekį. Tai reiškia, tau duoda kažkiek jėgos padeda, ar ne, sumažina bendrą svorį iš štangos. Sakykim, sumažina bendrą štangos svorį, nes tau tiesiog jinai padeda, bet kuo tu kyli į viršų, ta guma atsipalaiduoja, vėl susitraukia, ar ne, ir tas svoris gaunasi realiai jau didesnis, negu yra iš tikro, negu buvo pradžioje. Bet paprastai tariant, maksimalus štangos svoris čia buvo 107, kempiam 7 jo, ir nuleidus ant krūtinės, tas svoris gal kokią 20, galbūt net 30 kg yra mažesnis negu čia. Tai vat, buvo 107, tai vat, minus 30 kg čia. Ir aukščiausiam taške vėl tu beveik laikai maksimaliai tą svorį pats ant savęs. Tai visai neblogas variantas pažaist, norint sustiprinti tricepsą, tu gali daugiau uždėti svorio, negu tu paspaudi maksimaliai netgi, arba negu tau darbinis paprastas, ar neuždėdi dar ten 10-20 kg ir dirbi. Tai vat, sustiprini apskritai išlaikymą viršuje, kad rankos, tarkim, būna kartais dreba nuo per didelio svorio. Apskritai kartais sunku laikyti maksimalų svorį, tiesiog jau tik, kad labai sunkus svoris negu tau darbinis, tai va šitas slingšotas tam būtent ir padeda. Ir žinoma, stiprina viršutinį judesį atlikimo, ir net, tarkim, tą paskutinę dalį, grynai spaudimas, užbaigimas judesio, tai būtent tą dalį tiesiog tricepsas daugiau tada dirba, tai būtent jį ir labiau ir stiprina. Tai va, taip atrodė mano pati pradžia 155 repai. Tai jeigu tai be pauzės žiūrint, tai galima sakyti 165 repai būtų buvę. Ir tos jėgos galima iš tikrųjų netgi pabandyti paskaičiuoti. 1 rep max bench press kalkuliatorius. Čia jų visokiausių yra, kai kurie biški vienaip sako, kiti kitaip, bet ten labai nesiskiria. Tai tarkim. Ten su pauzėm spaudžiu. Čia buvo be pauzių, tai grubiai dėkim 10 kg. Aišku, grubus šitas toks. 8-7. Čia man atrodo tas aišku, iš tikrųjų gan kvaila taip skaičiuoti. Nu, čia tarkim po kelių dienų 174 be pauzės. Nu, gal tada ir normaliai 174. Tai kg, 4 repai. 190 kg jėga. Nu, panašiai gal, iš tikrųjų, aišku, čia iš tikrųjų, matai, vėlgi gaunasi toksai gan nemažas šuoliukas, ar ne? Tos jėgos, bet panašiai gal ir buvo, sakykime. Aišku, tą 190 tikrai tada dar nebūčiau paspaudęs. Čia biškai daugiau šitas rašo. Čia tas variantas, kuris daugiau rašo, man atrodo, aš atsimenu, vis stebėdavau per šitos bench presso 1 rep max kalkuliatorius. Tiesiog čia yra tokia formulė. Weight lifted, tarkim 150, number of repetition 5, 175, nu jo, čia gal biškiai realiau. Aišku, čia reiktų dar ieškoti, kad būtent grynai bench presso ir rašo, nu va. Nu gerai, tada 160, 180, nu sakykim, 180 su pauze gal būčiau tada paspaudęs. Nes ganėtinai panašiai skamba. Tai 180 ir vėlgi šitas visas etapas, aišku, aš čia paspaudžiau daugiau. Aš čia paspaudžiau su pauzėm 184 kartus, o čia tarkim tas prilygsta plius minus, sakykim, prilygsta galbūt vienam, jeigu aš 150 paspaudžiau, tai va 75, nu, o čia paspaudžiau su pauzėm 4 repus. Nu, tai tas progresas, aišku, irgi per tą mėnesį įvyko.
Bet mano geriausias buvo 95, kažkada spaustas, čia realiai 2 metai beveik atgal nuo dabar. Tai spaudžiau 195 be pauzės. Aišku, tada svoris buvo iki 100 kg, gal kažkas apie 98 gal ar 97, kažkas tiek, kažkas toko. Ir tai vėlgi 2 metai laiko praėjo, ar ne? Tai per tuos 2 metus tikrai užmečiau kažkiek naujo raumens. Nors buvo nemažai, ta prasme, didžioji laiko dalis, tai buvo praktiškai skirta ryškinimams, tai, ką žinau, sakykim, grubiai 1 arba 2 kg gal to raumens tikrai išėjo užmest, įskaitant ir tai, kad būtent šitoje dalyje svoris buvo didesnis negu tada, nes jau apie 100 kg svėriau. Tai vat ir jo, sakykim, tas jėgos atsigavimas man truko visas rugsėjas, plius minus, aišku, ten tas buvo labai lengvas etapas, tiesiog sugrįžimas. Ir tada spalis. Nu, vat, ir sakykim, spalio mėnesį sugrįžinėjau į 100 be pauzių vėlgi. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, vat, kas yra įdomu, šitas visas etapas truko beveik visą mėnesį ir progresas buvo tikrai ganėtinai nedidelis. Tai tas pagrindinės jėgos ir apskritai, kas sportuoja jėgai, turbūt puikiai žino, kad ta prasme, tu ten tos jėgos labai milijonų nepraras. Jeigu ten spaudai kažkada 200, tai tu kokią 160, 170 praktiškai pasispausi beveik bet kada. Nebent bus taip, kad, tarkim, tau reikės kokių 2-3 savaičių pasportuoti, kad tu dar sugrįžtum ir ten, tarkim, lengvai pasportuotum, prisimintų ar ne tą jėgą ir sakau, kokią 107 tikrai paspausti ganėtinai greitai. Tai yra toks vat, įdomus dalykas, ta atmintis, ar ne, jėgos. Ir jo, bet vis tiek šitas etapas užtruko beveik mėnesiuką laiko. Tai, sakykim, tą base kažkokį lainą, tos jėgos atgavau ganėtinai greitai. Praktiškai per kokias 2-3, galbūt 4 savaitės, jeigu taip skaičiuojant, ar ne. Šitą tą tokį baseline, ar ne, sakykim, tą tokį. Ir tada į tą savo geriausią formą vėl praktiškai užtrukau iš jūsų beveik 2 mėnesius. Aišku, čia gal, sakykim, aš pagerinau 190, bet irgi va tas įdomu, ne. Pasispaudžiau 8-7, 4 repus ir 190 tik tais 2 va čia, ar ne? Tai tas girdai atrodo, va realiai, praktiškai 95 kg vienas repas tik išeina. Bet pagal šitą va skaičiuojant, tai būtų gerokai didesnis. Tai, įdomiai. Įdomiai, čia tas visas etapas buvo, aišku, tos vieną kartą su pauzėm, kitą kartą be pauzių ir apskritai sunku lyginti. Jeigu taip jau tiksliau noriu skaičiuoti, tai čia vis tiek yra toks labai labai grubus skaičiavimas, ar ne, tos jėgos. Tai va, bet ką turiu omenyje, kad mano visas sugrįžimas praktiškai truko 2 mėnesius. Sugrįžau į seną jėgos levelį ir pagerinau dar kažkiek, ar ne, nes vėlgi, jeigu skaičiuoti 87 kilogramus pašaudžiu 4 kartus, o tada buvo 95 vieną kartą. Tai tikrai čia prilygsta geresniam rezultatui. Ir jo, sakykim, tas sugrįžimas atrodė mano taip. Vėlgi, kaip ir sakiau, jokių nebuvo čia visiškai mandrų dalykų, visiškai nieko. Tiesiog ateinu į džimą, 100 PM su pauzėm spaudžiu. Kitą savaitę čia buvo, ta prasme, jau savaitę prie 107 dedu 4 repus, bet jau be pauzių. Tada kelios dienos poilsio. Čia savaitę gausiu poilsio, turintą štangą matau. Tai čia buvo tai greičiausiai dar viena treniruotė. Gal ir neįrašiau aš jos dabar, nes aš tada atsimenu šitą ciklą, aš mėgau sportuoti taip, kad maždaug paspaudžiu, čia ypatingai pirmą dalį. Paspaudžiu tada kokias 2 dienas duodu pailsėti ir einu spausti įtvirtintų štangą. Vėl tada po savaitės paspaudžiu normaliai, laisvą štangą ir po 2-3 dienų einu vėl spausti įtvirtintų štangą. Ir man tas etapas visai patiko. Bet po to jaučiau, kad norėtųsi duoti super gerą trefkę, super sunkę ir tada daug poilsio. Tiesiog neskelti dar papildomą krūvį tokį. Arba jeigu ir skeltai, ten daryti, tarkim, pečius kažkokią tai sunkesnę ir viskas. Tai va, taip ir atrodė. Ir ką, tada tarkim iš šito etapo, rodžiu tą 100 PM, kai pasispaudžiu, ir tada buvo galbūt, sakykim, šitam visam įsibėgėjimo etape arba sugrįžimo į seną jėgą ir čiut pagerinant rezultatą, pagerinant savo asmeninį rekordą vos, ar ne, tai sakykim, maksimaliai sugrįžtant į savo seną jėgą. Žinant vėliai, kad tos to raumens naujų užmečiau, ar ne. Tai vat kaip atrodė tas geriausias paspaudimas. Dar ką noriu pasakyti, kad kada supratau, kad jau laikas į deloadą. Vat būtent šitą savaitę aš pasispaudžiau
187, 187,5 4 kartus pasispaudžiau, ar ne? Ir tada praėjo beveik savaitė, praėjo lygiai 7 dienos, nors neturėjau aš čia lengvos bench presso dienos, nes man ta bench laisva, tai yra lengva bench presso diena labai duoda dar geresnį atsistatymą ir panašiai, bet tada jau paspaudžiau tik 192 kartus, o tai yra gerokai mažiau negu 187x4, čia realiai turėjau 3 repai minimum. Tai vat supratau, kad nebeatsistatinėjau ir trūks ir reikia būtinai deloadų. Ir tada dariau deloadą, iš tikrųjų čia, čia realiai prasidėjo mano tikras antras ciklas. Mano nuo 120 kg. Nors čia buvo praktiškai jau į tą patį įtrauktas, bet aš jau suplanavau, kad taip darysiu. Suplanavau, kad bus toks planas, tarkim, maksimaliai pasispaudžiu 3 kartus, tada šoku ant darbinio kažkokio svorio, tarkim, tada dar buvo tas darbinis svoris biškai kitoks, o čia ir buvo parašyta 3 repai, 2 repai. Ir tada Smith mašiną iš karto. Ir tada ant Smith mašinos galvoju, kad gal tik 5x5 daryti. Ir tada nusprendžiu jau visiškai naują mezociklą po deloado, kad darysiu 5x5 ir abudu viską iš karto. Tai bet dabar ką aš tiesiog noriu papasakot, kad kaip atrodė tas mano geriausias pasispaudimas, sakykime, sugrįžimas į formą po poros mėnesių pasportavimo. Sakau, visiškai jokių ten nebuvo, jokių nieko, nes tiesiog tu ateini į trefkę ir darai praktiškai taip, kaip sportuoja dabar mūsų chebra Lietuvoje. Kažkokio rimto ten nėra skaičiavimo, nieko nedarai, tiesiog važiuoja. Tai jo. Nu, bet toks yra sugrįžimas į tą jėgos etapą. Labai ten kažko jam nepriskaičiuosi, nes tu tiesiog per greit progresuoji. Tu turi sustoti biškį į tą piką savo, jau sustasi geriausia, stipriausia forma ir tada po biškį tas progresas tik prasideda, tada galime jau skaičiuoti. Tai va čia buvo 187,5 ir buvo geriausias paspaudimas, visai smagėjo, lengvas rankų drebėjimas viršui, kojas dar taip laikiau. Nu, visai gražiai nuėjo be feilo. Aišku, viršai buvo biški, bet toks pats gazas. Nu, ir taip pasispaudžiau savo geriausią, dar čia tada uždėjau ramą. Slingshotą, realiai. Reikia nustoti vadinti ramą, nes čia ne ramas. Ai, ne, čia buvo 192 rep. 7 dieną. Toje, sekundėlę, pažiūrėsiu. 7 dieną, jo, supratau. Ai, nu, bet čia kitos savaitės, supratau, čia kitos savaitės. Tai vad galiu iš karto apie šitą papasakoti. Tai tiesiog, kad tada pasispaudžiau savo geriausią sugrįžimą į formą, vėl atrodo stipriausia forma ir panašiai, ir parėjau lygiai 7 dienos, bet neturėjau laisvos, lengvos treniruotės. Kas tas yra? Pavyzdžiui, jeigu jūs sportuojat, ar ne, sunkia trefka, arba tebūnė kartą per savaitę sunkia, tada kokie nors pečiai, ten tricas, arba galbūt iš vis nugaro kojos ir taip toliau, ar ne? Ir ateina vėl benčų diena ir tu vėl tą patį sunkiai spaudi, vėl štanga, vėl tas pats benčas, tebūnė ten biškai kažkoks kitoks tas atlikimas, bet vėl tas pats sunkus benčas. Tai esmė tame, kad, tarkim, yra 7 dienos, ne, padarau sunkią, čia kažką toliau darau ir vėl ateina vėl sunkia, tai aš esu blogiau atsistatęs negu tos pačios 7 dienos, bet kažkur viduryje arba kokios 2-3 dienos prieš tą savaitės užsibaigimą, ar ne, padarau lengvą benčą, tai tarkim 3x3 su 60%, tiesiog lengvai paspaudinė arba greičio trefkiai, grinai mažas svoris arba ten 3x3 su 60% ir greičio trefkiai. Tai pasispaudė labai lengvą svorį, kad biškiai gautų lengvą impulsą ir tada šokiant kokio nors greičio trefkės, tai ten užmeti tiesiog tuščią štangą arba kokias nors gumas pasigamini ir labai greitai iš visų jėgų ten spaudė, kad kuo greičiau paspaustum, tai ten skaupų blyną galima užsidėti šiam kilų ir varytą greičių. Tai aš tos trefkės tada neturėjau, kažką ten sufeilinau, kažkas man ten nesusidėliojo, labai svarbu tą rutiną gerai išlaikyti ir tikrai ne visada lengva išlaikyti. Kažkokie kiti gyvenimo planai ten, ne, kažkas keičiasi, tai šventės, tai dar kažkokios išvykos ar ne, ir gaunasi taip, kad kažką praleidau, žinau, jau atrodo, o aš tada norėjau, kad visada man atrodo pirmadieniai spaust, tarkim, tą savaitės dieną, žinai. Kažkaip tada, kad pirmadieniais tai būnė spaust ar ne, ir kad ten man nesusifeilintų, ten vidury savaitės nesigautų. Tai buvo toks planas ir esmė tame, kad atėjau lygiai po 7 dienų ir spaudžiu 102 kg. Ir vos čia mane, atrodo, netoks paryškės, atrodo kažkoks mažai pakaupęs. 190 švis, tai vos nestrigau.
Vos išėjo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad praėjo 7 dienos, va čia, dabar 7 buvo. Praėjo 7 dienos ir aš paspaudžiau dar mažesnį svorį negu prieš tai. Tai va tada supratau, kad viskas, jau atėjo laikas deloadui, dar aš čia užbaigiau tą savo darbinį svorį, pasispaudžiau biškį su ramu, ko tebūnė vis tiek trefkė, nors su ramu kaip ir neblogai ėjo, bet tiesiog kažko trūko atsistatymų, lengvos trefkės, tikrai deloadų galbūt net ir trūko, ar ne? Tada supratau, kad jo, reikia daryti būtinai deloadą, nes jau pradedu nebeatsistatinėti. Ir tas pikas ir buvo prieš savaitę, viskas liuks, bet pradedu nebeatsistatinėti ir sustojau progresuoti. Ir viskas, tada supratau, kad reikia daryti deloadą. Tiek pasidariau ir supratau, kad reikia daryti deloadą. Tai tą visą savaitę nuo 17 iki, tai yra nuo 7 iki 17, čia gausi 10 dienų. Visas 10 dienų buvo skirtas maksimaliai poilsiui, aš tada atsimenu, šičia baigiau tą trefkę ir atėjau vėl gal po 2-3 dienų, nes dar tada galvojau, kad, ta prasme, kažką reikia papildomai pasidaryti ir tada jaučiu, kad belenkai visas skauda, atrodo, nežinau, toks sausgyslis, atrodo skausmas, ištiesi tricepsą, ten kažkur skauda, toks grinai prie kaulo atrodo, žinai, kažkur. Po to krūtinė irgi darau tos rankus, iš vis tas svoris ten buvo 100 gal 2 kg užsidėjęs, kaip vos nelengva trefkę daryti ir žiauriai atrodo sunkus svoris, tai jo, supratau, kad būtinai reikia gero deloado ir tada jisai gausi man 10 dienų, bet visas tas 10 dienų aš praktiškai ten gal turėjau kokias 2 treniruotės ar 3, kur ten tik tai lengvai kažką padariau, tas visas 10 dienų praktiškai beveik ilsėjausi, galima sakyti. Buvo lengvi kažkokie pratimukai rotatoriams, ten buvo nugaros biški kažkokios traukos, troso viršui, nugaros viršui, ar ne. Ir jo, ir praktiškai viskas skiriau deloadui, tai lengvas poilsis, ar ne? Toksai poilsis, lengvos trefkės. Nu ir ką, tada sakau viskas, nuo čia prasidėjo man paskutinis mezociklas. Ir tada susidėliojo planą taip, kad maždaug reikia daryti visą sunkę treniruotę dėti į vieną dieną. Tai reiškia, reikia, sakau, volumo, nes jau to intensyvumo daug, nes kaip ir matė, čia buvo intensyvumo dafiga, realiai aš dariau piramidžių principų viskas. Svoris kyla, kaip ir čia. Svoris kyla, tik tiek, kad dar buvo kažkiek papildomai, buvo, aišku, čia su slingšotu, bet irgi gaunasi po 5 kg aš keliu tą svorį. Tai irgi tas 185 nėra mažas tas svoris. Kaip ir gaunasi to volumo, bet tai tikrai nebuvo tas tikras volumas, kaip kad dabar dariau tą paskutinį pasiruošimą, kur ten tikrai yra jau sunkus tas svoris ir tu vos atrodo jį padarai. Kiekvieną setą vos atrodo užbaigi. Tai tikrai didesnis tas volumas gausi, o čia praktiškai to intensyvumų buvo labai daug. Tai va, tokie dalykai irgi, intensyvumas 215 ramenų. Čia kosminis, aišku, man tada buvo, kad vieną dieną spaudžiu normaliai, kitą dieną smistė, tai ten gaudosi bent jau 2 dienas įskeltas, bet vis tiek, tada galima sakyti, tas volumas dar dvigubėja, tai prasme, dalinasi ant dar 2 dienų. Tai, tiesiog įsibėgėjimo etapą, sakau, nieko rimto visiškai nedariau, tiesiog daug intensyvumo, sugrįžimas į jėgą. Ir kadangi jau pastebėjau, kad viskas sustojo, progresas, pasiekiau savo seną formą, sustojo progresas, pradėjau skodėti sausgyslės, toks lengvai pečiam, aš tokius dariau izometrinius, ištiesi štangą, tam tikrą vietą atrėmė ją ir, tarkim, neleidžia tau daugiau veiti, nes tu ten ją atrėmęs esi. Tai tokius dariau ir kažkaip dar pečius, nugarą gerai neišlaiko, petys kilt pradeda į viršų ar ne tada, pradėjau. Ir jaučiau tada pečiam kažkokius tokius, nežinau, kaip ir skausmą kažkokį, neaišku, tai tada rotatorius pradėjau daugiau dirbti, tai tie pečiai susitvarkė, bet sakau, daug išlindo problemų, kad tiesiog grinai sutrigimas, reikia kažką daryti. Tai sakau, šokau ant gero deloado, pradėjau pečius daryti, biškai lengva hipertrofija tada tokios, grinai lengvas svoris visam kitam kūnui ir ne viskas, kas susijęs su benču. Ir mano planas buvo toks, užbaigti paskutinį mezociklą. Šiaip iš tikrųjų planavau dar vieną daryti, bet sakau, kadangi viskas labai ilgai užsitempė, ir tos varžybos, ir tos mano poilsio dienos gavosi vos ne po 10 dienų kiekvieną treniruotę, tai tarp sunkių. Ir labai viskas užsitęsė ir sakau, kad vis tik, nes realiai paskutinis šitas etapas man čia truko 11-12, tai realiai 2 mėnesius. Beveik 2 mėnesius. Pusantro mėnesio atgausiu, jeigu šitą žiūrint dieną. Tai vėlgi ganėtinai daug ir dar galvau, kad dar vieną daryti, bet iš tikrųjų per daug buvo jau dabar. Bet papasakosiu apie tą gale. Tai va, ir kaip atrodė mano paskutinis mezociklas.
realiai paskutinis mezociklas, kas realiai skamba kaip vienas normalus mezociklas, nes prieš tai buvo tiesiog, sakau, pašūdaliavimai realiai. Tai va, kaip atrodė? Suplanavau, kad darysiu 3x arba 4x didžiausią svorį treniruotės pradžioje. Tai reiškia, noriu sukurti didelį intensyvumą pradžioje, bet neišsikraunant kažko per daug, nes tu tiesiog, tas pats piramidės principas, tu ten neišsikrauni, tu tiesiog padarai kažkokį intensyvumą didelį, suaktyvini savo centrinę nervų sistemą ir viskas. Ir kai pavargęs, tai paeinu namo. Jeigu ten būtų dar 5, pakartojame dar ten kažkaip ir pavargtum, išsikrautum. Bet 3, tai toks, nu čia tiesiog, tai žodžiu, bet vidėje tokia. Padaryti didelį intensyvumą, suaktyvuoti centrinę nervų sistemą ir tada atlikti volumą darbą. Tai taip ir dariau. 3-4 pakartojimai planas daryti po 2,5 kg keliant kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę arba kiekvieną sunkią treniruotę, nes man gausi didesni tarpai, nei gausi čia po 10 dienų poilsio, po netgi paskutinę savaitę gausi 12 dienų poilsio. Tai žodžiu, kas sunkią treniruotę keliam po 2,5 kg maksimalų intensyvumą, tai gausi 3 arba 4, kiek tau išeina, tiek daryk. Tai aš padariau taip, kad padariau pirmą 3 repus, tada kitą treniruotę 4, vėl kitą treniruotę vėl tik 3, tada dar kitą 4 ir paskutinį vėl 4. Tai iš tikro paskutinės 2 savaitės tokios kaip ir geriausios, ypatingai kai aš paspaudžiau tik 3 pakartojimus su mažesniu svoriu ir po geros savaitės atsistačius paspaudžiau plus 2,5 kg daugiau ir plus 1 repas. Tai čia geras labai progresas, labai smagiai. Ir dar kitą savaitę vėl dar po 2,5 kg dar pakėliau. Tai irgi labai fainas, smagiai. Tai va, kaip atrodė mano volumas, ar ne? Tai 5x5 pasirinkau tokį standartinį variantą, kas yra ganėtinai daug. 5x5 tai čia gaunas 25 pakartojimai per tą pratimą, ar ne? Tai tikrai iš tikro labai jautėsi skirtumas, kaip tu ateini, va, tarkim, ant Smith mašinos, visiškai pailsėjęs, nepadaręs jokio intensyvumo, nepadaręs jokio volumo ir ten, tarkim, spausta 185, būtų easy. O čia ateini, karočiau, belenkai pavargęs nuo to 5x5 ir dar tau lako 5x5 su mašina ir tas svoris tikrai nebuvo mažas, 185, su tuo pačiu slingšotu, bet svoris tikrai jautėsi. Ypatingai kai tu jau esi žiauriai įsikrovęs ir dar to volumo. Tai ta prasme, mano idėja tokia buvo, kad daug dirbau intensyvumui, tai dabar sakau, darom daug volumo, biškai aktyvuojam intensyvumą viršuje, nu tai po pirmą treniruotės dalį ir tada maksimaliai dirbam volumu. Tai taip ir atrodė visos mano savaitės iš tikrųjų. Kėliau po 5 kg darbinį volumą, o kiekvieną savaitę po 5. Ir čia 5, ir čia 5. Čia iš tikrųjų gavosi 10 kg ant Smith mašinos, nes ten nelabai tas svoris smagiai užsideda, 200 kg. Ten gal reiktų ten beveik blynas nesilaiko. Kristu, tai aš dėjau 10 kg. Bet paėjo man ten viską padaryti, viskas buvo gerai. Pats tas svoris buvo iš tikrųjų, progresas čia labai geras buvo, nes užprogresavau tą savaitę labai gerai iš tikrųjų. Čia gavosi 2,5 kg jėgos užmesta ant intensyvumo, plus 1 repas ir 10 kg ant Smith mašinos, tai čia kosmosinis iš tikrųjų buvo progresas. Tai vat ir paskutinę savaitę viskas. Ir mano iš tikrųjų planas ir buvo užbaigti šiuos naujus metus, paspaus 200 kg, 4 repus. Ir jo, tai palyginus, kaip aš pradėjau su 190x3 ir užbaigiau po 1,5 mėnesio 200x4. Tai masyviausias progresas buvo čia. Tuoj parodysim, kaip čia atrodė viskas. Čia buvo tie filmukai. Tai va, tai čia 190x3. 190x3. Ir čia 200x4. Palyginsim, ar ne? Kaip atrodo. Čia gerai, kad turėjau kolegą, kuris padavė man tą štangą, nes iš tikrųjų tas padavimas biškiai palengvina. Čia, balavukas. Ai, jo. Ir iš tikrųjų tada svėriau daugiau. Tada svėriau daugiau, gal ten kilogramų. Aišku, čia labai priklauso, kad ten kaip pavalgęs, kaip ir panašiai, kiek prikaupęs, tai stengiausi po to daryti taip, kad dieną prieš
grinai dieną prieš sunkę trefkę, tai užkraut daug maisto, daug angliavandenių, grinai pilnas būt, ten druskos negailėt, pasikaupi daug, tada dieną, tą savo treniruočių dieną nuo ryto, tada valgau ganėtinai lengvai jau tada, kad tiesiog būčiau gan tuštesnis. Nes nueiti į trefkę prisivalgiusiam išsipūtusiam, tada irgi sunku apkrauna širties ritmą, nes tada, tarkim, prisivalgęs valyti džimą tokia nesąmonė gaunasi, nes tiesiog suaktyvėja to visas tas širdies ritmas ir spaudimas ir turi nešiot maistinės medžiagas vietoj to, kad, žinai, tu būtum lengvesnis, labiau aktyvuotas į, tarkim, benčą, ar ne? Nu va, ir čia buvo 109, žiūrim kaip kyla. Vėlgi kojos užmestos. 2 repai, 3 repas gan dar padoriai, 3 nebuvo kosmiškai sunkus. Čia iš tikrųjų ne milijoną trūko, bet trūko. Riebesnis, bent jau daugiau, pilvas įšokęs. Čia ir tik 3 repai su 190 po 1,5 mėnesio. IPF taisyklėm, kojos gražiai padėtos, pilvas mažesnis. Ir 4 repai gražiai važiuojam. Aišku, čia jau sunkiau paspaudžiu negu ten 3. Čia toks jau pats gazas. Aišku, dar irgi ne failure, bet jau daug čia netrūk. Vos. Beje, jeigu čia būtų dar tikslus svoris, nes šitam Gym Plus'e šitie blynai, pats kažkada dariau eksperimentą, pasisvert nuvariau, tai šitie dideli blynai sveria nuo 20,1, tai reiškia 100 gramų pliuse, iki 20,6. Aš ten gal, nežinau, 5 blynus pasvėriau 6. Tai realiai iki pusės kilogramų gali būti sunkesnis, galimai. Tai čia tą svorį sudėliojus, tai čia beveik 5 kilus galima pridėti. Galimai, aišku, čia gali būti, gali nebūti, bet nei vieno blyno nebuvo, kuris buvo lengvesnis. Tai žodžiu, aišku, iš vienos pusės nesąmonė, nes gali jie skirtis, tarkim, čia bus sunkesni, čia bus lengvesni, tai gali 2-3 kg svoris tas skirtis ant pusių, tai kartais ir būna, aš pastebėjau savo spaudimuose, kad atrodo spaudi štangą ir toks gaudai, kurią čia pusę biškį daugiau mes, kad tas svoris maždaug vienodai eitų. Nežinau, bent jau taip atrodo. Tai, jo, bet sakau, gali būti net čia iki 5 kg didesnis tas svoris. Tai va. Jo, tokie dalykai. Progresas šiaip super geras. Žinant, kad sportavau normaliai pagal normalius mezociklus, tik tais vieną realiai, tai yra 1,5 mėnesio, būtent šitas etapas. Čia buvo toks visiškas šūdo malimas realiai. Ta prasme, čia pauzės, čia be pauzių, tai įtvirtinta štanga. Kažkiek spaudžio, normaliai pasispaudžio, tada kažkiek jau ten kitą dieną spaudžio įtvirtinto štangą, kažkiek vėl po to su pauzėm, tai čia buvo be pauzė, tai čia vėl su pauzėm. Po to čia sumaščiau spausti iki apsaugų, paspaudžiu iki apsaugų, tada pasidedu ant tos apsaugos, tada spaudžiu tas iš nulinio taško, ar ne, toksai. Toksai vidury savaitės. Ok, tada kitą savaitę. Čia buvo greičiausiai Smith mašina 2,15 ramas, bet vėlgi One Rep Max'as čia nieko nedaro, tada ten ir paprastai pasispaudžiu, One Rep Max'as toks vos įkaliau. Tada buvo grinai paspaudimas be Smith mašinui, be kažkokios linkšotų. Tada darbinis svoris, visiškai nėra kažkokios logikos, tiesiog dariau, kas tą dieną nuotaika kokia gera. Visiškai jokio rimtumo nieko nėra. Tiesiog mano normalus pasiruošimas buvo realiai tik tai 1,5 mėnesio paskutinis mezociklas. Tai ir tada sukroviau pasibandymas, čia grinai buvo, nors irgi dar tas svoris netoks, kokį aš jau čia dariau, bet čia buvo pasibandymas į tą tikrą mezociklą. Iš tikro, bet supratau, kad čia tada kaip ir pasakiau, kad man biškį čia sujutau, kad nebeprogresuoja. Supratau, kad įlaudas ir suojam normaliai į vėžės. Tai va, taip ir atrodė mano pasiruošimas, kur realiai normaliai sportavau tik tais 1,5 mėnesio pagal normalias progresijas. Žinoma, labai kaltint per daug savęs negaliu, nes tiesiog sakau, čia buvo sugrįžimas iš senos formos kažkokios, tarkim, kurią ten sportavau prieš metus arba 2, nes prieš metus žiemą irgi esu ten kažkiek jeigu daręs ten porą mėnesiukų kursiuką tokį. Tai, žodžiu. Kažkas tokio. Tai va, tokie minusai. Jo, pakalbėkim, dar lengvai prabėgsiu apie minusus, ką blogo padariau. Tai faktas, kad čia tiesiog sumaliau visišką, kas susijęs su bendra programa, nes, kaip ir sakiau, tiesiog sugrįžinėjau į formą, tai pirma dalis visiškai buvo nesąmonė. O po to planas jau buvo geras, nes tiesiog jau jaučiau, kad jau aš sustojau į savo piką kažkokį ir reikia progresuoti, tvarkingai daryti.
Ten jau buvo ir lengvos trefkės, ir greičio trefkės, hipertrofijos dar per daug nedėjau, bet biškai buvo ir tos, tada buvo nugaros trefkės, kur irgi ganėtinai mažai skyriau dėmesio realiai, tai vienas iš minusiukų būtų mažai nugaros trefkės, skirta apskritai dėmesio, mažai galiniai deltai, bet po to buvo ir pečiam rotatoriais kažkiek daryti, nors paskutinę savaitę šiek ir sufeilinau, nugarą irgi paskutiniam savaitėm biškai sufeilinau, mažiau dariau. Tai tokie dalykai. Tikrai dar kur progresuoti, čia labai yra daug kur progresuoti. Realiai aš net, ta prasme, žinoma, normalu, nes aš tik pradėjau ruoštis ir panašiai, ar ne? Bet, sakau, praktiškai kokia 60-65% visų šitų pasiruošimų buvo tiesiog darymas belenkas, kaip jaučiuosi, ar ne? Nes tiesiog stengiuosi sugrįžti jėgas ir per didelis progresas, kad savai kažkokius skaičius dėliot, nes sunku pasakyti, jeigu ten per tą savaitę užmesi kartais 10 kg, kartais 2,5, kaip pavyzdys, ar ne? Tai nieko nedariau, tiesiog sugrįžinėjau ir paskutinis etapas, sakykime, 3% kažkas tokio, ar nebuvo sugrįžimas, jau darbas grinai normalus, tvarkingas. Tai toliau apie tas klaidas, ko nedadariau, ar ne? Tai jo, kaip ir sakiau, nugarai labai trūko dar, nes ypatingai dabar, kaip užbaiginėjau šitą mezociklą, jaučiau, kad nugarai galiniai delta grinai spaudė, po paspaudimų galiniai delta net jautėsi, kad išvargus arba toks pertempimas, žinai, kai būna maždaug nejudini ilgai raumens ir tu jį po to labai maksimaliai sudirbi ir po to skauda. Tai čia maždaug toks buvo galiniai deltai, nes tikrai mažai dėmesio jai skyriau. Apskritai nugaros visam viršui mažai dėmesio. Kas dar? Raumens tempimas po treniruotės. Tai irgi šitas dalykas yra geras, neskyriau praktiškai nebent vos lengvai kai kuriuom treniruotėm. Bet grinai tokį koncentruotą, man tas rimtas yra darbas, tai kai yra kas parašyta, tą ir darai ir tiek darai, kiek parašyta. Kol to nėra, tol skaito nerimtas kažkoks darbas, tiesiog darai, kaip jauti pagal nuotaiką. Tai to rimto tikrai nebuvo, visiškai. Bicepsas, presas, labai mažai, nors reiktų ir tuos padaryti. Tai tokie dalykai ir jo, manau, tas pasiruošimas plius minus taip ir atrodė. Nors progresas tikrai puikus, tikrai geras, bet kur tobulėti, tai čia dar labai daug galima tobulėti. Ir būtent kitas mezociklas, pažiūrėsiu, kaip išeis daryti, viskas, kas yra, viskas gražiai suplanuota. Visi 3 mezociklai, galbūt 3 arba 4 savaitės truks tas vienas, čia skaitusi kaip mikrociklas. Skaitusi vienas mikrociklas, kuris sudarytas, tarkim, vienas mezociklas sudarytas iš kelių mikrociklų, ar ne? Tai čia būtų kaip ir savaitės, bet sakau, kartais gaunasi daugiau negu savaitę, tu, tarkim, ilsiesi tarp sunkių trefkių. Tai galima vadinti ir savaitėm, bet sakau, 3 arba 4 savaitės truks tas, tie mikrociklai, ar ne? Ir stengsiu daryti būtinai deloadus, tai noriu 3 tokius minimum padaryti. Tada noriu padaryti normaliai nugarą. Per kitą jėgos ciklą, žinoma, tai turiu būtinai laikyti stiprią nugarą. Padarysiu hipertrofinės būtinai treniruotės, ne tik jėgos tokias treniruotės, bet atskirai šalia hipertrofinės, atskirai šalia greičio ir GPP. Iš tikrųjų apie juos papasakosiu, galbūt atskirai, nes tas fungas jau taip labai gausi ilgas. Bet jo, kitam mezociklui, tai grinai dabar, kadangi jau sugrįžau į piką, sugrįžau į jėgą, tai sėsiu kažkiek ant off-seasono, kur ten tiesiog bus svarbu masės, toks kaip ir auginimas, biškį riebalo numetimas. Praktiškai viskas bus remtas į masės auginimą, tik tam tikri mikrokutinimai bus tam tikrom savaitėm, nes man labai nedaug reikia. Lengvai sumažinti ir laikyti grinai masės auginimą. Masės auginimą turiu minį raumens auginimą, grinai ten, kur man jau reikia, ant tricepso, pečių, krūtinės, nugaros. Tai čia bus masės auginimas ir lengvas ryškinimas, tai kai kuriom savaitėm galbūt padarysiu ten per mėnesį laiko, galbūt padidinsiu kardio krūvį grinai visom treniruotėm, tarkim po treniruočių ir praktiškai tik tiek, kiek man tik tai ir tai reikia. Lengva tokį padaryti, kad lengvai ribuliuko nusimest, gal 2 kg nueitų, to visos bendro svorio būčiau praktiškai laimingas, nes jėgos ciklę mėgstu valgyti, augti ir nevaržyti savęs su mityba, nes sakau, man turi būti daug maisto, turi būti tada geras atsistatymas ir tas progresas bus. Jeigu aš save dėliočiau tokį kaip ir kažkokį kalorijų suvaržymą ir stengtis iš savęs išspaust kažkiek tais jėgos ir tikrai normalų skaičių jėgos, tai kaip ir nelogiškai skamba, nors aišku, aukšto lygio sportininkam nėra pasirinkimo, nes kartais reikia tiesiog tilpti tas kategorijas, nes jeigu tu šauksi į aukštesnę kategoriją, tai tas rezultatas visiškai dingsta, tai kartais tas dalykas egzistuoja, bet
aš savęs nevaržau visiškai, nes tas mano, ta svorio kategorija, į kurią aš noriu, tai iki 110 kg, tai dar aš turiu tikrai daug rezervų, kur man aukti ir savęs tikrai nenoriu varžyti, noriu mėgautis tuo sportu. Tai va tiek apie mano praeitą mezociklą, apie trumpai lengvai apie naujus planus, ką planuoju daryti, tai tie, ar ne, ir jo. Bus įdomu pažiūrėti, kaip susidėliosiu viską tvarkingai, gražiai ir darysiu viską tai, kas padaryti. Bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodys mano masės ciklas, kur tikslas yra paauginti, tikslas yra sutvirtinti silpnas vietas ir įdomus, kaip atrodys visas pagrindinis mezociklas jėgos, tai kaip tiksliau atrodys visas ciklas apskritai jėgos, ar ne, tai tie visi 3 mezociklai, tai įdomu, kaip tas progresas vyks tada, kada bus viskas gražu, ne tik kaip čia buvo, kad realiai tik tais paskutinė dalis buvo tvarkingai atlikta, gražiai, grinai viskas taip, kaip parašyta, dariau visiškai taip, kaip parašyta, nieko kito. Netgi ten tokius pratimukus, kur ten pečių rotatoriai, svoris buvo surašytas, ar ne, nugaros lengvai, ar ne, irgi ganėtinai tvarkingai buvo surašytas tas svoris ir dariau būtent tai, kas parašyta programai maždaug. Tai jo, bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodys antras pasiruošimas, nes jau bus pikas, bus galima iš karto užstatyti save į programą ir jo progresas turi būti labai geras. Tai va, nu ir ką, aš manau, šiam kartui bus tiek, turit kažkokio tais klausimų, rašykit man į Facebooką arba Instagram arba čia kažkur komentaruose. Jeigu turėsiu atsakymus, padėsiu, atsakysiu ir jo, manau, kad šiam kartui bus tiek ir susimatysim kitame. Iki.